kukurūza, ir kanapės, ir tigrinis riešutas visas, ir smulkintas. Okay, let's go. Spodmikso gamyba, bent jau aš taip gaminu. Kanapių sėklas, tigrinis riešutas, kvietys kartu su kukurūzu. Ten kukurūzą daugiau, čia taip parsinešiau iš rūzą. Tai žodžiu, pradėsim pasigaminti žvejybai. Pradėkim gal. Pirmoji eilėje tai iš vis reikia užpilti gerai vandeniu ir viską gerai įsiplauti. Tiek kanapių sėklas, tiek tigrinius riešutus, tiek kukurūzus ar kviečius. Nesvarbu ar kartu ar atskirai, bet viską gerai reikia nuplauti. Aš plaunu gal kokius 3-4 kartus. Tai. Ir tiesiog viską užpilam vandeniu. Ir pagrindė šiukšlės iškyla į paviršių, tai kas plūdrėjo viršui, viską išmetam. Vėliau nupiliam, aš taip pat pakartoju kokius 3-4 kartus, aišku, kruopščiau nuplaunu ir nebūna jokių šiukšlių. Pereikim prie tigrinio. Lygiai tas pats, kas su kviečiu ir grūdu. Gerai nuplauti ir atrinkti blogus. Išmaišyti, iškilus dar plūdarinčių, kas ką prispaudė. Ir šiaip reiks nuplauti vis tiek ją dulkiam, visokiom žemėm aplipę. Ir tą patį. Vėliau šitą vandenį nupilsiu, įpilsiu naują, pakartosiu, kas iškils, tą nugriebsiu. Ir viską tą patį padarysiu su šitais likusiais. Viskas švariai įsiplauta. Aš mirkau nuo 24 valandų iki 48, tai iki 2 parų. O kanapių sėklas dažniausiai arba ryte užsimerkiu ir vakare verdu, arba vakare užsimerkiu ir ryte verdu, tai apie 12 valandų. Ir viską reikia užpilti vandeniu dabar, kad apsemtų bent jau kokiais 5 centimetrus. Viską. Kai kurie, žinau, mėgsta pilti prieš vėrimą į puodą jau. Aš bent jau darau taip, visus kartus taip dariau, visus kartus veikia, tai aš taip ir toliau gaminu. Viską užpilam cukrum. Žinau, aš pilu iš akies. Šiuo atveju turiu kilogramą, tai supilsiu, padalinsiu plius minus ant visų 3 vienodai. O kaip virsiu, gal dar užpilsiu. Ir viską išmaišysiu ir paliksiu kuriam laikui. Ir kadangi riešutai mirksta, praėjo para jau,
Kviečiai su kukurūzais irgi dar mirksta, virsiu rytoj. Šiandien dar išsiplausiu ir uždėsiu mirkti kanapių sėklas. Nežinau, kiek čia man visų gal dar net nereikia. Procesas visas tas pats. Užpilam vandeniu ir gerai išplaunam. Nu ką, išsiploviau kanapės. Šiaip žinau, kad daug kas tikrai nemirko jų, verda iš karto, greitai jos atsidaro ganėtinai, bet aš linkęs vis laik pamirkyti. Ir užpiliam cukraus, čia atrodo, kad vandens mažokai, su jos iškylė. Dabar aplypo visą ranką, kaip visą laiką. Nu ir cukraus. Jeigu čia cukrus. Ir ką, viską išmaišyti ir palikti iki rytojaus, o rytoj virsim. 48 valandas, nu nepilnai. Bet kažkas apie 2 paras prastovėjo, šiaip nereikia tiek ilgai, užtenka pilnumoj paros. Bet kadangi norėjau viską čia pasidaryti kartu, tai taip sumiksavau tikrai nieko per daug. Galima virti su šito pačiu vandeniu, galima pilti naują. Jetau, kiek aš šią laiką virsiu, iki nakties. Nu, žodžiu, reikalų tai prisidariau. Kaip ir sakiau, galite virti, jeigu kas virsit tam pačiam vandenį, jeigu jis buvo su cukrum, tai bus saldžiau. Aš šiuo atveju pilsiu šviežią vandenį, bet įpilsiu cukraus, nes ir taip prastovėjo 2 paras. Greitpuodžio, jeigu greitpuodį virsit, tai nepripilkit pilno grūdų, nes reikia pripilti vandens, kad apsemtų kokius 3-5 cm viršaus. Vėliau jie įsipus. Ką aš dabar ir darysiu. Užpilsiu vandeniu ir įpilsiu cukraus ir keliausim ant kaitlentės. Viskas netilpo, aišku. Teks dar kartoti. Užpylėm. Dar šiek tiek cukraus. Vos nepamečiau iš ranką. Nors ir pramirko su cukrum dabar. Viskas, uždarom dangčius. Laukiam, kada pradės švilpti. Ir verdame 25-30 panašiai minučių. Aš verdu apie 30, tada būna minkšta, nebūna košė, tai viskas tvarkoje. Po 25 minučių, 30 minučių nuimam puodus ir leidžiam tiesiog natūraliai atvėsti. Tigriniai riešutai mirkyti 48 valandas.
Kartais patikrinkit, kaip užpilat, arba užpilkit daugiau, nes man vos užteko, kiek vandens sugėrė. Ir ką dedam į greitpuodį. Nu, kokius 2/3 puodo. Vandeniu. Galima, aišku, virti tame pačiame, kur mirko, dar ir saldžiau gal bus. Ir cukraus. Nebūtinas reikalas irgi, bet aš jau, kad visur tas podmiksas pas mane bus tikrai saldus, nes viskas virta su cukrum. Veikia kuo puikiausiai, tai nieko ir nekeisiu. Ir viskas, dedam ant kaitlintės, užverda, pradeda švilpti ir verdam apie 40 minučių. 40-45. Kanapės mirkiau apie 15 valandų kokių gavosi, tai lygiai taip pat pusę puodo kanapių panašiai. Ir kad apsemtų kokius 5-3 cm. Cukraus jau įpyliau. Tai ir viskas. Uždedam ant kaitlintės dangtį. Pradeda ūžti, švilpti. Tai 20-25 minutės. Tigras išvirė, kitas dar vėsta. Šitas, aišku, irgi karštas. Bet jau temsta lauke, tai reikia skubintis. Kanapės dar va dabar verda, tada jau kraustys juos į vidurį, miksuotis ir vakuumuoti. Reiktų pasižiūrėti, ar išvirė. Atsinešiau adatėlę. Tai bus galima greitai pasižiūrėti. Nu, kad ir belė, kur nekenčiu. Oi, puikiai. Ir lengviausiai. Bent jau aš visą laiką pasismulkinu ir tigrinio riešuto į spodmiksą. Truputį trumpai va. Vieną užpilimą ir jums parodysiu. Tai būtina yra pulsuoti, o ne vien tiesai blenderiuoti, nes tada užsikimš ir liks viena krova. Smulkesnė, stambesnė. Ir jie taip pat visą maišysiu į spodmiksą. Tai parodysiu, kas čia yra. Taigi tas pats kvietys kukurūzas, smulkintas tigras, tigras šiaip virtas. Ir čia verda kanapės. Kol verda kanapės, kažkaip turiu visą šitą susimiksuoti ir padaryti į vieną indą. Turiu mažokai, tai pasižaisiu, bet sumaišysiu. Viskas sumaišyta, tik tai dar trūksta kanapės, bet jau kanapės išvirtas, tai kiek ir reikalų įmaišau kanapės, pilni kibirai. Tai bus matyt kanapės. Iššaudė, išsižiojo, gal kiek smulkios ir riešutai smulkauti, bet vis gerai. Viskas sumaišau ir vakuumuoju. Neišpyliau skysčio, kuris liko nuo kanapių virimo. Tai jeigu spodmiksas bus dar ganėtinai sausas, po kelis šaukštus vis įlašinsiu. Nu ir bendras vaizdas gausis kažkas tai tokio.
Ir kviečio, ir kukurūza, ir kanapės, ir tigrinis riešutas visas, ir smulkintas. Galima, aišku, įsipilti kažkokią likvidą, jeigu nori ir vakuumuotis. Bet aš ne. Pasidarau tik su cukrum. Ir reikalui esant likvidą galima dasipilti žvejybos vietoj. Galima, aišku, dėti šaldymo maišelius, bet man atrodo, kad užvakuumavus ilgiau išsilaiko. Visą laiką nesigauna vienodai, tai vienam būna 2 kilogramai, kitam 1,5, kitam kilogramus. Bet pagal aplinkybės, kokį mūlį tokį ir atsidarai. Vakuumuoti. Ir gaunasi kažkas tai tokio. Viskas, tai dėjai šaldiklį ir nesukti savo galvos, bent jau pernai pasidariau spalio pabaigoj. Šiemet dar vis gaudžiau, prieš 2 savaitės viskas veikia puikiai, jokio kvapo pašalinio nėra. Tai kuo puikiausia. Gaunasi gerokai pigiau negu pirkti iš parduotuvės. Nebandžiau skaičiuoti tiksliai savikainos, bet manau, kažkas būtų apie tarp €50 ir €2.